Labas vakaras. Seimas antrą kartą šiemet sumažino šalies biudžetą. Šio sprendimo kartu su opozicija nepalaikė ir valdančiųjų Tautos prisikėlimo partijos frakcija. Tačiau premjeras išmesti jos iš koalicijos kol kas neketina. Tik įspėja, kad kantrybė nebegalinė. Agnės Vederytės reportažas. Valdantiesiems antrą kartą šiemet pavyko apkarpyti šalies biudžetą. Po skilimo be aukštų postų likusi Tautos prisikėlimo partijos frakcija balsavime nedalyvavo, išskyrus Saulių Stomą, tačiau vis dar lieka koalicijoje. Tai tikrai nėra kažkokio tai bendradarbiavimo griežtas nutraukimas, mes tiesiog sėsime prie derybų stalo ir galbūt atvirkščiai, kaip premjeras buvo ir numatęs, rudeniop išeisim su naujos kokybės susitarimais, gali šitai būti. Gali būti ir kitaip. Svarstant tolesnę perspektyvą, bus vertinamas būtent toks elgesys per tikrai svarbius ir atsakingus balsavimus. Tai visur ir gyvenime, ir politikoje tarpusavio pasitikėjimo reikalai yra ypatingai svarbus. Tam tikras tarpusavio pasitikėjimo kreditas nebūna begalinis. Gegužę biudžetas skirptas 3 milijardais litų, dabar pajamos sumažintos dar 2 milijardais, išlaidos beveik 200 milijonų. Iš mokesčių planuojama surinkti ne beveik 15, o kone 13 milijardų. Biudžeto deficitas išaugo 1,5 karto, iki kone 5 milijardų, o valstybės grynojo skolinimosi limitas padidintas 2/3 iki 0,5 milijardo litų. 8% sumažinti mokytojų atlyginimai, anksčiau maždaug 5% valdininkų algos. Depresinę nuotaiką sukelia atlyginimų mažinimas ir įtariu, kad ne paskutinis šiais metais. Pedagogams, bibliotekininkams, valstybės tarnautojams. Su tokia politika vyriausybė stumia save į kampą. Pridėtinės vertės mokestis nuo rugsėjo didės 2%, tačiau metus galios lengvatinis 9% PVM šildymui ir knygoms. Seimas sumažino akcizą dyzelinui, jis gali atpigti apie 20 centų už litrą. Rudenį dar žadama didinti įmokas sodrai, mažinti kai kurias pensijas. Agnė Vederytė, Donatas Pakštys, LNK žinios, Vilnius. Seimas 10% sumažino motinystės pašalpas. Mamos prašys, kad prezidentė Dalia Grybauskaitė įstatymą vetuotų. Kodėl, pasakoja Aurelijus Giškevičius. Nuo rugsėjo motinystės pašalpos mažinamos 10%. Kol vaikui sueis 1 metai bus mokama 90%, o kol sueis 2 metai 75% pašalpa nuo buvusios algos. Valdantieji tikina, kad mažinti pašalpas neišvengiama dėl ekonominio sunkmečio. Nepykite. Mes iš tikrųjų norėjome jums tik gero. Ir ką aš noriu jums pasakyti, kad visi solidariai turim prisidėti prie šitos sunkios situacijos ir šiek tiek, taip sakant, prašau jūsų supratimo, juk mes visi mylime Lietuvą. Opozicionieriai sako, kad įstatymas prieštarauja Konstitucijai. Konstitucijos principai yra pažeisti. Teisėti lūkesčiai ir daugelis kitų dalykų pažeidžiama, nepriklausomai kaip mes besidangstysime. Mamos pritarė, kad pašalpos būtų mažinamos 10%. Tačiau prezidentės Dalios Grybauskaitės prašys įstatymą vetuoti, nes Seimas liko kurčias jų siūlymams sumažintas pašalpas grąžinti vėliau. Nepalikta teisė dirbti, neprarandant pašalpos. Valdantieji labai aiškiai ir kategoriškai parodė savo darbo metodus, kada jie iš esmės supriešino visą visuomenę, ištraukdami po vieną socialinę grupę, kada, reiškia, kiekviena iš socialinių grupių yra karpoma atskirai ir visiems rodoma, štai žiūrėkit, ligonėms sumažinom, sutikit ir jūs, bedarbiams sumažinom, sutikit ir jūs. Ir iš tikrųjų visuomenė yra labai aiškiai priešinama ir tuo yra manipuliuojama. Iš sumažintų pašalpų valdžia per 3 metus tikisi sutaupyti 200 milijonų litų. Aurelijus Giškevičius, Remigijus Pakėnas, LNK žinios, Vilnius. Lietuvos banko vadovas Reinoldijus Šarkinas išvakarėse tikinęs, kad labiau taupyti nebeįmanoma, po apsilankimo pas prezidentę rado rezervų, savo atlyginimą. Išėjęs iš šalies vadovės kabineto paskelbė, kad jo atlyginimas yra per didelis ir bus mažinamas, pasakoja Donatas Tuntis.
Po susitikimo su prezidente Lietuvos centrinio banko vadovas pareiškė, kad jam mokamas 16,5 tūkstančių litų atlyginimas per didelis. Darbuotojų ne per didelį, aš sakiau, kad mano per didelis ir kad reikia mažinti ir už tai susimažinam ir dar mažinsim. Prezidentė įspėjo, kad bankas, kurio vadovai per krizę gauna 10-tūkstantinius atlyginimus, o darbuotojams dalyja lengvatinės paskolas, gali pakirsti savo reputaciją. Atvejai kaip lengvatinės paskolos, algų dydis banko darbuotojams ir panašiai, prezidentės nuomonė turėtų būti išspręsti aiškiai, skaidriai ir laikantis viešumo principo. Prezidentė pasigėdo ir aktyvesnės Centrinio banko kovos su šalį užklupusių ekonominių sunkmečių. Prezidentės nuomonė, Lietuvos centrinis bankas turėtų ir galėtų aktyviau prisidėti prie Vilibor indekso formavimo, galbūt įtakojimo, kad palūkanų normos būtų mažesnės, panaudojant visus tam bankui prieinamos instrumentus, viešumą, dėrybas ir panašiai. Tačiau anot Šarkino, čia bankas neturi realių galių paveikti, kad bankai vieni kitiems skolintų mažesnėmis palūkanomis. Tai pasiekti galima esą tik juos įtikinėjant ir viešai skelbiant bankų veiklos duomenis. Manau, kad tas turės įtakos ir kažkur apie porą savaičių jau tas Viliboras šiek tiek mažėja, tegul labai neryškiai, bet jis mažėja. Šarkinas sako, kad palūkanas, už kurias skolinama litais, smuks iki palūkanų, kuriomis skolinama eurais, tačiau tai bus lėtas ir ilgas procesas. Dabar šios palūkanos skiriasi beveik 10 kartų. Donatas Tunis, Vidmantas Beržinis, LNK žinios Vilnius. Seimas pritarė prezidentės teikimui kariuomenės vadu skirti brigados generolą Arvydą Pocių. Opozicijai generolas kliuvo dėl liudijimo laikinai Seimo komisijai, tyrusiai buvusio savanorio Jūro Abromavičiaus žūtį. Tuomet jis tvirtino, esą Abromavičius ragino savanorius grįžti į mišką. Komisija padarė išvadą, kad generolas ją klaidino ir pažemino Lietuvos karininko vardą. Tačiau tarnybinio patikrinimo išvados Pociui buvo palankios. Pats generolas kaltinimus neigia. Iki šiol NATO vadavietėje Jungtinėse valstijose tarnavusio Pociaus kandidatūrai kariuomenės vadus prezidentai pasiūlė krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė. Šiauliuose užpultas inkasatorius. Dujų balionėliu ginkluotas jaunuolis kėsinosi pagrobti 120 tūkstančių litų. Praneša Karolina Ozolaitė. Inkasatorius užpultas Lyros gatvėje priešais prekybos centrą Lyra. Gobtuvų ir akiniais veidą pridengęs jaunuolis atbėgo pro arką šalia pagrindinio įėjimo į parduotuvę. Inkasatorių papurškė dujų ir tuo metu inkasatorius siekė ginklo savo ir jaunuolis iš įvykio vietos pasišalino. Pasak liudininkų, viskas įvyko akimirksniu. Išlindo iš tunelio kažkoks vaikins į atgal, įlinda, sakė, kažką jam padarė. Tai aš nieko nežinau, aš tik mačiau tą inkasatorių sukniukus. Ten kažką traukė, tą šaus, ką iš čia ieška, žinai. Nukentėjusiam 47 metų inkasatoriui medikai konstatavo akių nudegimą. Vyras nuvežtas į ligoninę, kur suteikus pagalbą išleistas gydytis namuose. Mūsų žiniomis inkasacinėme maišelėje buvo 120 tūkstančių litų skirtų vieno banko valiutos keityklai. Inkasavimo paslaugas teikiančios bendrovės atstovai teigia, kad inkasatorius vienas nešdamas maišą su 120 tūkstančių litų taisyklių nepažeidė. Policija sudarė užpuoliko fotorobotą. Pareigūnai prašo atpažinusių šį jaunuolį pranešti policijai. Karolina Ozolaitė, Artūras Konderauskas, LNK žinios, Šiauliai. Italą Luigi Terza Boską iš alkoholio bendrovės Alita privatizavimo konkurso pašalinusiam buvusiam valstybės turto fondo direktoriui Povilui Milašauskui siūloma skirti baudą ir valstybei sumokėti beveik 2 milijonus litų. Praneša Jonas Varnas. Būdamas valstybės turto fondo generaliniu direktorium, Povilas Milašauskas pasirašė įsakymą, kuriuo iš alkoholio bendrovės Alita privatizavimo konkurso neteisėtai pašalino italą vyndarį Luigi Terza Boską. Dėl to valstybė patyrė didelę žalą. Prokurorai siūlo buvusiam valstybės turto fondo direktoriui skirti apie 20 tūkstančių litų baudą ir sumokėti valstybei 1 700 000 litų. Tokią sumą 2006-aisiais Lietuvos aukščiausiasis teismas įpareigojo valstybės turto fondą sumokėti Boskai. Milašauskas savo kaltės nepripažįsta ir tikina tiesiog pasirašęs po viešojo konkurso komisijos siūlymais. Buvęs direktorius tikina nepastebėjęs, kad Boskos pašalinimas iš konkurso būtų ydingas, o parašą dėdavo po kiekvienų komisijos siūlymų. Teismas verdiktas kels po mėnesio. Bosko už Alitą siūlė 90 milijonų, tačiau įmonės vadovams bendrovė atiteko už 57 milijonus litų.
Konstitucinis teismas nusprendė, kad Alita privatizuota pažeidžiant Konstituciją. Laikinoji Seimo komisija nustatė, kad valstybei padaryta 36 milijonų litų žala, o atsakomybę turėtų prisimti ne vien Milašauskas, bet ir tuometė Algirdo Brazausko vyriausybė. Jonas Varnas, LNK žinios.